taškai skiriami divizijoje susirinkus 8 arba daugiau dalyvių. Jeigu dalyvių skaičius mažiau kaip 8, tai pagal atitinkamą formulę taškai sumažinami pagal trūkstamų dalyvių skaičių. Na, kaip pavyzdys, jeigu divizijoje yra 6 dalyviai, 3 trūksta, tai nugalėtojas gauna iš 24 lygių 16 taškų. Antra vieta 17 taškų, iš 17 sakymame 4 lygiai 13 taškų. Sportininkas už šią vietą gauna 11 taškų. Komandinėje etapo taškai skaičiuojami sumuojant 4 geriausius rezultatus 4 skirtingose divizijose. Vienas geriausias rezultatas iš kiekvienos divizijos. Mažiausia kubatūra turinčių. Jeigu automobilio kubatūra yra nuo 1400 kubinių centimetrų iki 1,6 litro, tai jo svoris leidžiamas trasoje lygu 1000 kg. Jeigu svoris yra 1130 kg. Iki 2,5 litro, ginant automobilis Vėlgi, jeigu žiūrėsime į priekį ir galą, na, galime palyginti, jeigu tai būtų kaip pavyzdys 2 litrai, tai priekį varomas automobilis svertia 870 kg, vėliau varomas svertia 980 kg. Jeigu automobilis yra